Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Irano. Prasidėjus karui, šalys, kurias paveikė Irano raketos, dronai ir grasinimai tolesnė eskalacija, vis tiek atsisakė prisijungti prie Autavei vadovaujamos koalicijos prieš Teheraną. Tačiau tai nebuvo Irano diplomatijos ar bauginimo rezultatas, o virtinė strateginių sprendimų, dėl kurių Vašingtonas nesugebėjo suburti savo partnerių karui. Vienas pirmųjų ženklų, kad karas gali išplisti už Irano ribų, pasirodė tada, kai Irano dronai kirto Azerbaidžano sieną ir smogė oro uosto terminalams Nachičevano mieste. Nepaisant patirto išpuolio, Azerbaidžanas vis tiek atsisakė prisijungti prie Autavei vadovaujamos koalicijos prieš Iraną. Priežastis buvo ne nuoskaudų stoka, o rizikos vertinimas. Nors po smūgių Azerbaidžanas reikalavo paaiškinimų ir stiprino saugumo bendradarbiavimą su Turkija bei Gruzija, šalies vadovybė suprato, kad prisijungimas prie karo galėtų paversti šalį fronto valstybę, įstrigusią tarp Irano ir Rusijos, ir atnešti kur kas daugiau sunaikinimo nei jau buvo patirta. Bet kokia reikšminga apsauga būtų priklausiusi nuo to, ar Europos NATO narės įsitrauktų į konfliktą didelėmis pajėgomis, o tai buvo toli gražu negarantuota. Kai Azerbaidžanas parodė, kad neketina dalyvauti puolime, Iranas taip pat perėjo prie deeskalacijos ir bandymų susitaikyti dėl savo pirminių atakų, kas dar labiau sumažino Azerbaidžano motyvaciją jungtis prie karo, kai tapo aišku, kad Iranas nebetęs išpuolių. Azerbaidžano nenoras nebuvo išimtis, o ankstyvas ženklas apie daug platesnę problemą, su kuria susiduria Vašingtonas. Jungtinės valstijos pradėjo smūgius prieš tai neatlikusios diplomatinės koordinacijos, kuri paprastai būna prieš didelės karinės operacijas su sąjungininkais. Tai buvo pastebima, nes Vašingtonas jau buvo atidėjęs intervenciją 2 mėnesiams, kad pasiruoštų konfrontacijai su Iranu, užuot veikęs per sausio protestų piką. Tačiau nors tas laikas buvo skirtas kariniam pasirengimui, jis nebuvo panaudotas politiniam sutarimui kurti ar bendram planui su vakarų sąjungininkais koordinuoti. Todėl Europos vyriausybės buvo užkluptos netikėtai ir buvo priverstos reaguoti į įvykius, o ne jiems ruoštis. Kai Vašingtonas paragino partnerius prisijungti prie kampanijos, kai ji jau buvo prasidėjusi, daugeliu jų trūko dislokuotų pajėgų ar logistinių susitarimų, būtinų kariniai intervencijai regione. Įsitraukimas į karą tokiomis sąlygomis būtų reikalavęs skubios pajėgų mobilizacijos ir paskubomis prisijungimo prie smūgių operacijų, kas padidintų išvengiamų nuostolių technikoje ir personalo tarpe riziką. Pasirengimo stoka buvo dar labiau paaštrinta dar gilesnė problema, nebuvo plačiai priimto bendro tikslo, kurio būtų siekiama pačiame kare. Nepaisant visų rizikų ir iššūkių, režimo pakeitimo Irane tikslas būtų suteikęs karui aiškią ir lengvai suprantamą prasmę, kurią daugelis galėtų palaikyti. Kaip aptarta ankstesnėse ataskaitose, pirminė režimo pakeitimo idėja greitai pasirodė nereali, taip panaikindama politinį pagrindą, kuris galėjo suvienyti sąjungininkus bendram tikslui. Šią nežinią dar labiau paspartino ankstesnis Autavei ir Europos santykių blogėjimas bei nenuoseklūs ir prieštaringi Autavei administracijos signalai dėl karo tikslų. Skirtingi pareiškimai kaitaliojasi nuo siekio susilpninti Irano karinius pajėgumus, tariamos branduolinių ginklų programos išardymo iki platesnių ambicijų, kurios reiškia esminius politinius ir sienų pokyčius pačiame Irane. Dėl to, kai Irano raketos ir dronai pradėjo smogti Europos interesams susijusioms pozicijoms visame artimuosiuose rytuose, atsakas buvo gynybinis, o ne koalicinio puolimo pobūdžio. Didžioji Britanija sustiprino Kiprą papildomais orlaiviais, oro gynybos priemonėmis ir kovos su dronais sistemomis. Prancūzija dislokavo karo laivus, Rafale naikintuvus ir antžeminę oro gynybą. Tuo tarpu Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija perkėlė oro gynybos sistemas, karinius laivus ir orlaivius, kad apsaugotų savo personalą, bazes ir infrastruktūrą. Tačiau nei viena iš šių valstybių neprisijungė prie puolamųjų operacijų. Ypač Turkija sustiprino raketinę gynybą po to, kai keli Irano balistiniai raketos įskrido į jos oro erdvę ir buvo numuštos NATO oro gynybos sistemų. Šie dislokavimai parodė, kad Europos valstybės yra pasirengusios gintis, bet ne tai, kad jos būtų pasirengusios prisijungti prie Amerikos karo prieš Iraną. Galiausiai, Persijos įlankos valstybės patyrė didžiausią spaudimą prisijungti prie antiiraniečių koalicijos, nes jos buvo tarp pagrindinių Teherano taikinių. Kai kurios iš jų atsakė ribotais oro smūgiais, tačiau jos stengiasi vengti būti atvirai įvardytos kaip platesnio karo dalyvės. Ne vienu atveju orlaiviai vykdė operacijas be atpažinimo ženklų ir vėliavų arba su jais uždengtais, taip siekiant išlaikyti tikėtiną neigimą ir sumažinti tolesnės eskalacijos riziką.
Šis atsargumas kilo iš karinės realybės. Persijos įlankos valstybių ginkluotosios pajėgos paprastai yra orientuotos į vidaus saugumą, oro dominavimą prieš sukilėlių ir milicijų grupės bei raketinę gynybą nuo įgaliotinių pajėgų, o ne į ilgalaikį konvencinį karą prieš tokią didelę regioninę galią kaip Iranas. Joms atgrasimas buvo priimtinas, o užsitęsęs karas būtų reiškęs nepriimtiną kainą. Apskritai iš Amerikos administracijos perspektyvos nesugebėjimas suformuoti koalicijos nebuvo sąjungininkų abejingumo Iranui rezultatas, o Jungtinių valstijų nesugebėjimo sukurti politinių sąlygų būtinų kolektyviniams veiksmams pasekmė. Neturėdamos aiškaus plano ir aiškiai apibrėžto tikslo, Jungtinės valstijos sunkiai įtikino savo partnerius, kad rizika prisijungti prie karo yra verta. Dauguma šalių todėl susitelkė į savo apsaugą, o ne į indėlį į platesnę kampaniją prieš Iraną. Apskritai, nesugebėjimas organizuoti koalicijos parodė, kad diplomatinis pasirengimas yra ne mažiau svarbus nei karinis pasirengimas ir jo negalima išvengti realybėje.